Sveiki, čia Plungės Rietavo vienmandatės rinkimų apygardos numeris 35 kandidatų į Seimo narius debatai. Šie debatai yra apmokėti Vyriausiosios rinkimų komisijos. Visi kandidatai laidoje turi lygias galimybės išsakyti savo nuomonę ir idėjas. Klausimus šiems debatams rengia ir žino tik šios laidos vedėjas. Debatų taisyklės tokios. Kandidatai klausimus atsakinės abėcėlės tvarka pirmyn ir atgal. Atsakymui skiriama 1 minutė. Kandidatams minint vieniems kitus arba jų atstovaujamas politinės organizacijas, paminėtiesiems kandidatams suteikiama 1 replikos 30 sekundžių teisė. Pirmiausia, pristatysiu, kas atvyko į debatus ir tada jau pradėsime prisistatymus kandidatų. Politinės partijos Nemuno aušra kandidatas Tomas Domarkas. Sveiki. Labas vakaras. Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Ramūnas Lydis. Sveiki. Labą dieną. Liberalų sąjūdžio kandidatas Žydrūnas Purauskis. Labą dieną. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai kandidatas Jurgis Razma. Sveiki. Sveiki. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Andrėjus Stančikas. Sveiki. Sveiki. Žemaičių partijos kandidatė Irena Stražinskaitė Glinskienė. Sveiki. Gerą dieną. Lietuvos regionų partijos kandidatas Edmundas Žilevičius nuotoliniu būdu. Sveiki. Labą dieną. Kandidatuoja, bet neatvyko Lietuvos žaliųjų partijos kandidatas Genadijus Glikmanas. Pradėkime nuo jūsų prisistatymų. Pristatykite save. Kodėl siekiate Seimo nario pozicijos, trumpai pakomentuokite, prašau, ir kodėl rinkėjas jūs turėtų rinktis, o ne štai iš tokio gausaus būrio kitą jūsų oponentą. Tai pradėsim nuo Tomo Domarko, prašau. Taigi esu Tomas Domarkas, atstovauju Nemuno aušrą, politikoje naujas žmogus, subaigęs ekonomikos bakalaurą ir turiu rinkodaros magistro išsilavinimą. Visada stebėjau, kaip vyksta politika, kaip veikia šiandien Lietuvos vyriausybė, kaip dirba Seimas ir vienos ar kitos vadovaujančios Seimo daugumai konservatoriai arba socialdemokratai. Matosi, kad tikrai dirba išvien ir keičia vieni kitus ir nėra jokių naujų pokyčių. O šiandien Lietuvai tikrai reikia stiprių pokyčių, nes socialinė atskirtis tarp žmonių ir valdžios yra jau greitai bus nebepasiekiama. Tai manau, kad tikslas ir siekis yra sumažinti socialinę atskirtį ir kad valstybės sukurtais produktais, pavadinsiu, arba valstybės teikiamais dalykais galėtų naudotis visi. Taip, ačiū. Gal šiek tiek dar apie save galėtumėt papasakoti, bet to, ką paminėjot apie išsilavinimą, ką jūs šiuo metu veikiat? Šiai dienai vadovauju 3 įmonėm, versle 30 metų, baigęs studijas jau pradėjau dirbti samdomu direktorium, tai visada turėjau 100-150 žmonių, tai patirtis yra vadovaujame jau 30 metų. Apie ką įmonės jūsų yra? Visada buvau susijęs su statybomis, šiai dienai turiu nekilnojamo turto vystymo kompaniją bei nuoma. Partinis pasirinkimas. Kuo čia jūs suviliojo Nemuno aušra? Nauja organizacija? Visada laukiau, kad sutaptų mano siekiai, mano idėjas su partijos idėjomis. Ir pagaliau atsirado tokia Nemuno aušra. Buvau pakviestas Remigijaus Žemaitaičio į partiją. Sutapo mūsų programa. Mano įdėtos yra kelios programos, tai dėl to esu čia. O partijos lyderio pasisakymai, dėl kurių jam štai apkalta organizuojama buvo, jūs sutinkat su jais? Manau, kad tam tikri dalykai yra asmeniniai ir palaikyti ir nepalaikyti, aš manau, kad paliksiu jums patiems nuspręsti. Mano pozicija šituo atžvilgiu, jinai galbūt šiek tiek tolerantiška, bet kas vyksta šiam pasaulyje, tos tolerancijos mažėja kiekvieną dieną. Ačiū. Prisistato Ramūnas Lydis, Socialdemokratų partija, prašau. Tai dar kartą labą dieną. Esu Ramūnas Lydis, atstovaunu tradicinį partiją Lietuvos socialdemokratų partiją. Tai ne pirmi rinkimą, teko dalyvauti ir prieš 4 metus Seimo rinkimus. Į darbinį patirtį žiūrint, tai esu šiuo momentu Žemaitijos nacionalinio parko direktorius. Valstybės valdyme esu jau daugiau kaip 20 metų, tai puikiai žinau patį valstybės valdymą principus ir ką pats mechanizmą vyksta.
Esu pabaigęs 2 mokslus, esu baigęs ir miško ekonomiką, ir teisės studijas. Tai tuos sukauptas žinias tiek teisės rytį, ypatinga darbo teisės rytį, tikrai gal mums pagelbėti tiek dirbant Seime ir pateikant teisės aktų projektus, diskutuojant dėl teisės aktų projektų. Kodėl į Seimą? Tai iš tikrųjų matau prasmę darbo ten, jo labiau, kad pagrindinis sprendimų centras yra ten. Gerai, dar truputėlį apie jūs. Sakėt, kad ne pirmas iki kandidatuojat, antras bandymas jūsų, ar ne, patekti tą valstybinę politiką. Taip. Su socialdemokratais ir praeitas iki, ar su kokia kita partija? Aš su kita partija nedalyvavau jokius rinkimus, nes socialdemokratų partijo esu jau ne 1 metus ir tikrai nesiruošiu keisti. Politinis jėgos man vis dėlto atrodo, kad stabiloms ir pažiūrų klausimą nei taip greta nesikeitė. Sakėt, tradicinė partija, tai kuogi kitos jūsų manimų netradicinės ir kuo socialdemokratai tradiciškesni negu kitos partijos? Yra tos vadinamos tradicinės partijos ir kitas. Mes taip vadinamos, bet kaip jūs tą įsivaizduojat? Tai jau labiau, kad socialdemokratų partija NATOR labai gėlis tradicijas daugiau kaip 100 metų veikonti ir yra tų, sakykime, Europos kontekste veikončių socialdemokratų irgi kontekste. Jeigu jūs kalbėsit žemaitiškai, aš galiu jūsų ne viską suprast, žinokit, labai atsiprašau. Tai suprantu, kad ir rinkėjas jūsų gal ir supras, bet aš nesuprasiu, kai kurių žodžių galiu nesuprasti. Tai pabandysiu gal kai jūs kreipiatės į rinkėją, tai žemaitiška, o su manim tai jau taip sakant, be tarmės, gerai? Susitarkim, ačiū. Dar vienas klausimas, kur jūs save įsivaizduotumėt pagal kompetenciją Seime, kokiam komitete, gal esat pamastęs, kur norėtumėt dirbti? Pagrindinis dalykas, kur mums pačiam ir pagal sukauptą darbinę patirtį ir pagal žinias, tai yra aplinkos apsaugos komitete. Ir sukaupta, sakykime, universiteto metu galbūt svarstytina yra socialinių reikalų. Nes aš, kaip ir sakiau, esu pabaigęs darbo teisės studijas ir tos žinias sukauptas studijų metu gali tikrai pagelbėti sprendžiant ir socialinės, ypač darbo klausimus. Ačiū Jums. Čia toks nukrypimas lyrinis. Susitiko tikras žemaitis, čia tikra istorija, tikras žemaitis su tikru aukštaičiu Rokiškėnu, jie kalbėjo kitą kalbą, nelietuvišką, nes kitaip nesusikalbėjo. Tai čia apie tarmes tikrai jos labai smagios ir gražios. Tai prisistato Liberalų sąjūdžio kandidatas Žydrūnas Purauskis, prašau. Labą dieną, esu Purauskis Žydrūns, atstovauju Liberalų sąjūdį. Šiuo metu einu Plungės rajono savivaldybės vicemero pareigas. Gimiau, užaugau Plungės kraštą nuostabiam miestelį Alsėdžius. Vėliau studijas nukreipė į Klaipėdą. Klaipėdo teko padirbėti ir tarptautinėje įmonėje. Grįžau į savo kraštą, nes vis dėlto supratau, kad tai mažesnė miestelė man ir arčiau širdys, arčiau dūšės. Ir vos tik grįžus įsijungiau į visuomeninį veiklą, vėliau pradėjau dirbti kultūros srityje ir palaipsniui dirbant tiek kultūro, tiek visuomeninė veiklo patraukė politiką kels, iki pat šiolėnų ir manau, kad sėkmingai atstovauju savo krašto žmonės. Tai kas čia jūs tai patraukė į tą politiko kelią? Visuomeninta pati veikla ir galbūt sektinė lyderė. Liberalų sąjūdis jums tiko kaip politinė organizacija. Kuo jūs vilioja šitą politinę jėgą? Šita politinė jėga vilioja galbūt tom, kad jinai kalba apie laisvą ir nepriklausomą žmogų, kuris ir yra stengiamasi, kaip ir mūsų šūkis, kad yra šiandien dienai stengiamasi netrukdyti veikti žmogui. Tai mes tai stengiamės ir daryti. Kaip tas visas bagažas, kurį partija nešasi paskui save, teismai, teistumai ir taip toliau, jūs kažkaip veikia kaip partijos? Tikiu, teisinė sistema, mūsų teisinė sistema, atsakingi asmenys yra patraukti ir nuteisti.
Tai aš manau, kad mes kiekvienas esame atsakingi už save. Ačiū. Prisistato Jurgis Razma, prašau. Tai atsakant į klausimą, kodėl aš kandidatuoju, atsakymas būtų toks gana paprastas. Tai yra pareigos ir atsakomybės suvokimas. Nes turbūt visi sutiksit, kad situacija pasaulyje ir aplink Lietuvą yra pakankamai sudėtinga. Tai manau, man būtų didoka prabanga tiesiog savo taip sukauptas per tiek metų buvimo Seimo narių žinias patirti, padėti į šoną ir ramiai stebėti, kaip čia kitiems seksis. Na, o kalbant jau apie Rietavo ir Plungės rinkėjų lūkesčius, tai aš manau, kad esu vienintelis iš kandidatų susijęs su abiem šiom savivaldybėm, nes gimęs esu Plungėje, o gyvenu Rietavo krašte. Ir gerai žinau tų abiejų savivaldybių reikalų situaciją, kur yra spręstinų dalykų. Na, pagaliau esu tas, kuris balsavo, kad atsirastų atskira Rietavo savivaldybė Seime 99 metais. Tai man toliau rūpi, kad, taip sakant, toliau Rietavas judėtų prieki, žinoma, ir Plungė taip pat. Kelinta čia jūsų būtų kadencija, jau patikslinkit, jeigu būtumėte išrinktas? Pirmųjų 2 kadencijų Seimo narių nebuvau, toliau skaičiuokit. Tai jūs pats skaičiuojat, jūs dabar man sakot skaičiuot. Na, aš tas kadencijas čia mažiausiai žiūriu, bet jeigu kam atrodo, kad jau čia amžius galėtų būti kliūtis dirbant Seime. Ne apie amžių, apie kadenciją dabar. Na, kadencijos irgi prideda kiekviena po 4 metus ir amžiui. Tai pastebėsiu, kad šioj kadencijoje, kai nepriklausoma agentūra suskaičiavo Seimo narių produktyvumą, tai aš esu antroji pozicijoje. Tai matyt rodo, kad galiu Seime dirbti produktyviai, ne tik kažką ten šnekėti tuščiai. Gerai, apie ką šiandien yra konservatoriai, ponė Razma, jūs kaip toks ilgametis šios partijos narys, nes keliamas klausimas, ar dar išlaikoma partijos ideologija, labai trumpai, kad rinkėjas suprastų? Na, čia būtų ilgesnė diskusija apie tos ideologijos niuansus. Bet šį kartą tas mūsų ėjimas į rinkimus yra tikrai ir man toks sudėtingesnis. Na, niekada nėra tai buvę, kad prieš pat rinkimus tiek mūsų atstovų tų asmeninių tokių skandalų iškiltų. Ir tas, man atrodo, yra šiandien sudėtingiausiai, tas mus slegia ir skaudžiai priimam. O ideologijos reiktų žiūrėti konkrečius dalykus, kas čia kur išvelgia, tada aš galėčiau atsakyti. O tai bendrai pasakyti, mes esam tokia plataus spektro partija, labiau arčiau centro turbūt. Pas mus telpa ir liberalių nuostatų šiek tiek, ir konservatyvesnių. Esam jungtinė partija, kažkada su krikščionim demokratai susijungėm, tai visą tai ir atsispindi to ideologijoje. Ačiū. Prisistato Irena Stražinskaitė Glinskienė, Žemaičių partijos atstovė, prašau. Sveiki dar sykį. Aš aišku turėčiau pasakyti, kad esu netradicinis partijos atstovė, nes mano partija yra didelė jauna, skaičiau tik tą 16 savo gyvavę metus. Dėl to netradicinį dar negal vadintais. Ir dar noriu paminavoti, kad esam Žemaičių partija, ne tik ta, kad veina pati, bet mes einam kartu ir su taikos koalicijai. Čia tas nebuvo paminavota, bet tas ir didelė svarbė. Aš išsikėliau, mano partija iškėlė iš tikrųjų Plungės Rietavą apygardo į vienmandatę dalyvauti, tai aš sutikau. Mysliu, kad galiu būti naudinga didelė, kaip tos netradicinės partijos atstovė, katros atstovų dar nėra buvo Seime. Jei jau Žemaitė pakėla, reiškia, kad buvo reikals. Mysliu, kai yra reikals, jūsų dar paklausinėti. Čia išmokysit mane žemaitiškai, man atrodo, šitoj laidoj. Bet jau įtempus ausis reikia klausyti. Gerai. Kaip jūs savo galimybės vertinate šitose rinkimuose? Kaip ir sakėt, netradicinė partija, ne vieną kartą paminėjot, esat tam tikros koalicijos dalis šitą partiją? Aš mysliu, kad galimybės ir patys dideliausias, nes kiek berukauju su žmonėms, žmonės ir nusivylė politiką, iš vis nusivylė politiką. Ir kuomet anim pasaka, kad reikia išrinkti naujus žmonės į Seimą, aniai suklūst. Buvo rasti iš tikrųjų
Apie save dar truputėlį papasakokit, kas Esu medikė, daug metų, akušerė, dirbanti akušerė. Užauginau 4 vakus, mano vaka yra jau išleisti gyvenimą, taip ką aš galiu užsiimti politiką. Ir, nežinau, aš tikrą savį matau Seime, besirūpinanti tas paprastas žmonėmis, nes šiandien Lietuvo demokratija per maža. Ir nuleidama iš viršaus. Mano tikslas būtų ton demokratijai parodyti, ką galbūt iš apatios. Ačiū. O kaip žemaitiškai ačiū reiktų sakyti? Dėkuo. Gerai. Taip, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Andrėjus Stančikas, prašau. Labą dieną dar sykį. Andrėjus Stančikas. Šiaip save aš visada pristatau, kad esu ūkininkas. Tikrai gimęs, užaugęs ir gyvenantis kaime. Pagal specialybę, inžinerinį specialybę, aukštas išsilavinimas, elektrikas inžinierius, eilę metų dirbau vyriausiu energetikų žemės ūkyje. Klausimas buvo, kas paskatino kandidatuoti. Pirmiausia, aišku, paskatino partijos nariai, nes kažkuriam reikėjo ryžtis ir eiti šito keliu. Bet aš manau, kad aš turiu patirtį. Šiaip esu tarybos narys šiandien Plungės, tai jau yra 18 metai kaip tarybos narys, vadovauju kaimo reikalų komitetui. Praeitos kadencijos Seimo narys irgi vadovauju kaimo reikalų komitetui. 6 metai gana rimtos patirties buvo, būtent vadovaujant Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams. Šito vietoje ta patirtis atėjo ne tik vietinėje politikoje, bet būtent į tarptautinėje. Ir aš manau, kad šiandien, kas yra svarbiausia, tai yra susitarimas. Jeigu šiandien pažiūrėtumėm, tai tikrai yra labai daug pykčių, nesusitarimų, ginčių, tokių nepagristų tame pačiame ir Seime. Paimkim praeitąją kadenciją, valstiečiai buvo valdantieji. Nuo vidurio kadencijos kaimo reikalų komiteto sudėtis buvo 8 komitetų nariai, 5 iš opozicijos ir tik 3 iš valdančiųjų. Ir laikas jūsų? Supratau, bet susitarti sugebėdavom ir mūsų priimti sprendimai, tokių nebuvo sprendimų, kurių mes komitetas nepriimtų. Būtent, sakykime, blokuoto opoziciją, nes jai buvo lengva blokuoti, nes jų buvo dauguma. Gerai, ačiū. Stebėkit laiką. Kodėl kaip ūkininkas taip pas valstiečius? Oi, čia sena istorija, jeigu tai pažiūrėtume. Iš tikrųjų, šiek tiek anekdotą primenanti, tai, kad aš 2000 metais, šiaip jau seniai, nuo 94 metų esu ūkininkų sąjungos narys ir būtent 2000 metų išvakarėse prieš savivaldos rinkimus atėjau į ūkininkų sąjungą susimokėti metinį mokestį. Ir ūkininkai buvo susirinkę ir sako, va čia dabar mes turime eiti į rinkimus savivaldos, tada ten kitas vadovas, kuris turėjo pieninį, kuri buvo bankrutavęs, sako, su tuo vadu mes niekur nenueisim. Ir vienas iš ūkininkų, kaimynas sako, va štai, Andrėjus atėjo, bus geras vadas ir valstiečiams galės vadovauti. Sakau, jūs baikit. Vienu žodžiu, nei aš esu politikas, nei aš čia į tą politiką kišiuos. Paprastas pasakymas buvo, niekas tavęs čia neklaus, tu mokėk mokestį, mes nusprendsim. Ir po 3 dienų žiūriu laikrašties straipsnis, kad aš jau esu skyriaus pirmininku. Taip atėjau į politiką ir iš tikrųjų šiandien vertybė. Bet aš apie partiją ir jūsų klausiu, kodėl tas... Jo, o šiandien iš tikrųjų, jeigu žiūrėsim į valstiečių, šiaip aš visada sakau, esu valstietis, aišku, ten yra ir toliau valstiečių žaliųjų sąjunga, bet šiaip aš save priskaitau, kad esu valstietis. Pirmiausia, stipri šeima, stipri valstybė. Šiandien mudu su žmona, pabrėžiu, su žmona. 11 vaikų turit, tą žinom. Taip. Ačiū. Ties tuo ir baigiam. Čia toks faktas pabaigai. Lietuvos regionų partijos kandidatas prisistato Edmundas Žilevičius, prašau. Gerbiami rietaviškiai, gerbiami plungiškiai. Noriu biškiai Jurgį, tik tai Razbai gerbiamą paprotestuoti, sakyti, aš irgi esu Grins, rietaviškis, Grins, plungiškis. Ir mama, ir tėtis yra jau 4 kartus, kaip gyvena Plungė Rietavė. Toliau, aš baigiau, Vilniaus inžinerinį statybos institutą, įgijau autotransporto ekonomikos specialybę, dabar tas institutas jau yra Gedimino technikos universitetas.
Ir daug metų jau dirbu medienos pervežimuose, dirbu 2 įmonėse, kuri užsima pervežimais ir esu Rietavo tarybos narys finansų ekonomikos komitete ir kontrolės komitete. Su regionų partija jau, kaip pasakyti, papuoliau į Rietavo savivaldybę. Kodėl aš čia? Todėl, kad mane patenkina regionų, labai patinka programa ir kuris stengiasi dėl regionų žmonių. Visa programa, pakalbėsiu vėliau, manau, yra paremta regionų stiprinimu. Ačiū. Gerai, bet dar patikslinkit, be to, ką paminėjot programa, kaip čia jūs rinkote tą partiją, pagal kokius kriterijus? Pagal kriterijus, pirmas kriterijus buvo Živilė Pinskuvienė, kaip tvarkosi pas save rajone, labai tvarkingas patiko rajonas, kaip merės jos darbas. Gal iš pagrindinių kriterijų buvo. Bet jūs negyvenat tam rajone, nežinot, kaip ten gyventi. Bet mes labai matom per žiniasklaidą viską, taigi viskas matosi. Per Facebooką, per visurgi viską matom. Tai Živilė Pinskuvienė jūs imponavo labai. Taip, su savo tvarka, su rajono tvarka. Taip. Kaip jūs savo darbą tame Seime įsivaizduotumėt? Kas čia jums būtų įdomu ten, kokios rytis? Man įdomu būtų, esu finansų ir ekonomikos komitete, čia Rietavo savivaldybėje, matau daug spręstinų klausimų, tai automatiškai kažkur tai tokioj srity galėčiau pilnai dalyvauti, nes dabar čia yra labai didelė palaida bala mūsų valstybėje. Supratau, ačiū Jums. Pradėkime kalbėtis konkrečiomis temomis. Plungės Rietavo rinkiminė apygarda. Kaip Jūs manot, su kokiais esminiais iššūkiais susiduria šiuo metu šios apygardos gyventojai ir kaip Jūs siūlytumėte juos spręsti? Pone Žilevičiau, nuo Jūsų vėl turim pradėti, nes dabar jau judėsim atgal pasisakymuose. Minutė. Ar Jūs turit laikrodį? Matot? Aš truputėlį gal klausimėlį pakartokit, būkit maloni, ponė. Plungės Rietavo rinkimų apygardos gyventojai, su kokiais esminiais iššūkiais ir didžiausiais iššūkiais jie susiduria šiandieną ir kaip Jūs siūlytumėte, būdamas Seimo nariu, juos spręsti? Pagrindiniai iššūkiai, aišku, yra visuomet žmonės remiasi atlyginimas. Atlyginimų vidurkis kyla, gal bet nepakankamai, pensijos. Atlyginimų vidurkį galėtų tikrai stabiliai didinti, praėjusi valdžia irgi didino, viskas tvarkoja, bet pensijas irgi reikėtų kelti. Esame partijoje tokią numatę modelį, kad, sakykime, rišti pensijas 60% prie atlyginimų vidurkio. Antras iš variantų, būtinai tenka savivaldui susidurti su keliais. Keliai tai yra tragiškos būklės, kelių finansavimas tragiška būklė, kažkur dingsta akcizo mokestis. Tai tiek Plungei, tiek Rietavui tas klausimas labai aktualus, nes keliai tai infrastruktūra, tai užsienio investicijų kapitalų pritraukimas ir taip toliau. Sveikatos sistema. Be abejo, dabar mums sveikatos pasiekiamumas yra labai sunkiai. Prisibels pas gydytojų, tikriausiai visi puikiai pritars, yra pas specialistą neįmanoma, tai misija neįmanoma. Ačiū. Gerai, ačiū. Taip, Andrėjus Stančikas, prašau, Jūsų pamąstymai. Na, iš tikrųjų, kas yra ir pasakyta dėl infrastruktūros, dėl kelių, taip, tos problemos yra ne tik Plungės Rietavo, bet visoje Lietuvoje, ypač regionuose, tai ryškiai ir matosi. Ir tas klausimas, kur dingsta, sakykime, pinigai, kaip jie yra iš tikrųjų panaudojami ir kiek yra lūkesčių. Ir šiandien toj pačioj Plungėje mes kaip tarybos nariai ginčiajamės dėl 3 kelių, kuriam prioritetą sudėsim, bet paskui, kaip paaiškėjo, kad tiems keliams tiek, kiek yra skirta visai Lietuvai pinigų, neužtenka vienam keliui. Tai iš tikrųjų kitas dalykas, ką mes ir praeitoj kadencijoje darėm, tai būtent dėl jaunų šeimų, tai pirmo būsto įsigijimo pinigai ir skatinimas ypač regionuose, demografinės padėties gerinimas, tai yra būtent tas valstietiškas mūsų požiūris į gimstamumą ir į paramą jaunom šeimom turinčius vaikus auginti.
auginančius ir skatinti, kad ne tik vienas būtų vaikas, bet iš tikrųjų šeimos būtų stiprios, kai, kaip ir sakiau, stipri šeima tai reiškia stipri valstybė. Šiandien mes kaip Plungėj tarybos nariai nesykiai esam diskutavę dėl darželių situacijos. Iš tikrųjų, jeigu pagal skaičių dar Plungėje mes darželių kaip ir užtenkam, tačiau pasižiūrėjusi jų būklę, iš tikrųjų reikalingos rimtos renovacijos, kur reikalingi ir tam tikri finansavimai. Ir šitoje vietoje vėl, kiek gali prisidėti savivaldybė, o kiek gali būti, aš manau, kad ta problema yra ne tik Plungėje, ne tik Rietave, bet ir visoje Lietuvoje. Tai iš tikrųjų... Ar jūs matot laiką, ponė Stančikai? Nu, atrodo, kad specialiai nežiūrit. Aš žiūriu jūs. Nei mane žiūrėkite laikrodį. Supratau. Aš jūsų rinkiminėje apygardoje niekaip nedalyvauju, žinokit, ten tai ne man Gerai. reikia pasakoti. Atkreipkite dėmesį, kad visiems būtų vienodai, gerai? Taip, Irena Stražinskaitė Glinskienė, prašau. Problemų yra daug. Pirmiausia, paminavosiu kelius, nes sunkiai yra veizėti į ton dalyką, kuomet parasfaltuojamas miesto gatvės, kuomet yra dar apstė žvyrkelių ir kaimų žmonės netur geros būklės kelium. Kita problema yra sveikatos apsaugos sistema. Ir iki šiandien jau daug metų ir uždaryts Plungė gimdymo skyrius, buvo pasigendam, kožna deina savo darbę, aš to galiu paliudyti, tai yra padaryti tokį sprendimą, atrodo, kad kažkam bus geriau, bet tik ta na žmonėms. Ir aišku, tas pasiekiamoms, žmonių pasiekiamoms medikų, tai ir labai skaudi problema mūsų senoliam. Ačiū Jums. Taip, Jurgis Razma, prašau. Na, mes dažnai kalbam apie problemas, o aš norėčiau pasidžiaugti, kuo Plungė vis dėlto yra gera. Nemokamas vietinis ir primestinis transportas. Labai veržlus mūsų verslininkai pagal eksporto apimtis lenkiantis telšius. Kultūros gyvenimas aukštam lygiai, Oginskio festivalis, vienas iš geriausių kultūros centrų. Tikrai yra daug pasiekta vietinių žmonių iniciatyvos dėka. O tos problemos, kurios dar yra, na, jos yra kaip ir visų rajonuose. Trūksta pinigų kelių asfaltavimui, trūksta pinigų, kad renovuoti visus darželius, kur reikalinga. Be abejo, reiktų, kad valstybė daugiau finansuotų tokias rajonų ligoninės, nes dabar kad ir priėmimų skyriaus finansavimas eina iš savivaldybės biudžeto. Tai yra tie momentai, kur ir Seimo narys, svarstant biudžetą, gali šitą nuveikti, kad nuo tų problemų liktų mažiau. Žydrūnas Purauskis, prašau. Purauskis, atsiprašau. Ačiū, kad pataisėt. Pritars gerbiamam Jurgiau, iš tikrųjų dabartinė komanda pakankama nebloga darbaujas ir tie rezultatą Plungė tiek Rytavy yra puikiai matomi, bet pauntrinsiu dėl problemų kelių infrastruktūro. Atėjus į Seimą, manau, kad reikėtum rasti sprendimus tą problemą spręsti, kad siekti, kad akcizą didesnis procentas būtų naudojams būtent tiesiogiai keliams, peržiūrėti kelių priežiūros programas finansavimą, reglamentavimą, kad biškėlį paprasčiau galėtum tai leisti pinigus tam klausimą leisti ir, manau, stipriau pajudėtum viskas į priekį, sakonti problemą sveikatos priežiūra, kad turbūt užtikrinta 24 valandas per parą gyventojams ir švietimo infrastruktūrą pritaikyti šiandieninėms meteorologinėms sąlygoms, kad mokytoja ir mokinė mokytom ir mokytumės kokybiškų aplinkų. Ačiū. Ramūnas Lydis, prašau. Tai matyt labai daug naujų dalykų ir nepasakysiu. Jau, jeigu šnekantys su vietinės gyventojas, pagrindinė klausimai yra susijęs su infrastruktūros tvarkymu ir tai matyt klausimai buvo ir bus pakankamai ilga. Aišku, pagrindiniai tokios infrastruktūros tvarkymo, ypač kelių infrastruktūros tvarkymo dalyką galbūt išspręsti, jau ir Žydrūns minėjo, per akcizą daliais, didesnis akcizą daliais skyrimo kelių infrastruktūros tvarkymu. Aišku, nepaslaptis, kad yra nemažai neatsakytų klausimų ir dėl švietimo sistemos, ypatinga dėl naujų ugdymo programų ir dėja
nebuvo iki galo pasirinkta ir mokytojas susidurs su iššūkės, ypatinga vadovėlių iššūkės. Aišku, dabar paskutiniu metu jau yra skaitmeninių vadovėlių, bet mokiniai neturi vadovėlių, o tuos klausimus irgi per biudžetą svarstymus yra įmanoma spręsti. Ir Tomas Domarkas, prašau. Visi kandidatai teisingai viską kalba, bet kaip ir visada kalbos lieka kalbom. Šiandien reikia ryžtingų ir tikslių sprendimų, kaip tai padaryti. Mūsų partija yra numačiusi įkurti kelių fondą. Tai yra būtent visi mokesčiai, kurie surinkami iš akcizo ir visų mokesčių susijęs su transportu būtų neperpaskirstomi, kaip yra šiandieną. Jeigu šiandien valstybė surinka 1,2 milijardo iš šitų visų mokesčių, tai 400 milijonų yra paskiriama gynybai ir visom kitom valstybės reikmėm, o lieka 800 milijonų. Tai tęsis jau keletas metų. Tai manau, kad pirmoji vietoj turi būti aiškiai sudėliota kokios sumos ir kaip taip turi būti padaryta. Tai manau, pirmas dalykas - aiški programa 20 metų ir tikslus pinigų paskirstimas visame regione. Nes šiandien regionas kenčia dėl to, kad pinigai paskirstomi Vilnius, Kaunas, kiti didieji miestai, o maži miesteliai lieka be lėšų. Pradėkim nuo to, kad iš valstybės surinkamų pinigų PVM keliauja į valstybės biudžetą, GPM keliauja į miestelių biudžetą. Tai pasižiūrėkim, kas atsitinka, kai negauna papildomų lėšų miesteliai, neturi finansavimo. Dėl to pas mus ir yra bloga situacija. Pradėkim nuo to, kad teisingai paskirstytas biudžetas tolygiai visoje Lietuvoje. Ar jūs manot, kad valstybė turėtų didinti, pavyzdžiui, pelno mokestį tam, kad surinkti daugiau lėšų ir verslui turiuomenį? Ir užtikrinti daugiau viešųjų paslaugų? Šiandien, kiek suprantu, mokesčių valstybė surenka pakankamai ir netgi per daug, nes tiek, kiek išleidžia pinigų gynybai ir kitiem nereikalingiem dalykam, tai manau yra atsakymas, kad valstybei pinigų yra pakankamai. Gynybai jūsų manimų nereikalingas dalykas? Netokios sumos ir netokiam poreikiam ir netokiam priemonėm. O kurių čia tų mokesčių per daug surenka, patikslinkit, prašau. Bendras biudžetas valstybės. Gerai, bet jūs neatsakėt dėl pelno mokesčio. Sutiktumėt, kad būtų padidintas? Manau, kad pelno mokestis jis yra pakankamas, 15%, GPM 20%. Taip, tai nėra didžiausi mokesčiai Europoje, bet manau, kad tai yra pakankamai šiai dienai. Kaip verslininkas nenorėtumėt, kad užkrautų naštą dar jums ant galvos, ne? O štai kolega jūsų ką apie tai mano, ar reiktų pelno mokestį didinti, kad viešasias paslaugas dar turėti iš ko daugiau finansuoti? Jūsų klausiu, taip. Vat visų paklausiu. Dėl pelno mokesčio tai yra svarstytina iš tikrųjų peržiūrėti pelno mokestį ir tuo būdu padidinti biudžeto pajamas, jo labiau, kad pelno mokestis tai nėra gyventojų pajamų mokestis. Čia reikėtų irgi atskirti. Tai yra iš esmės iš verslo paimama. Laiko dabar nefiksuojam, čia toks trumpas klausimas, norėtųsi tik keleto minčių. Pone Purauski, kokias jūsų? Dėl mokesčio kelimo mūsų partija, mūsų komanda žiūri atsargiai. Reikėtų diskutuoti, bet konkrečiai, kad šiandien pasakyti, kad pritariu, tai nepasakysiu to. Nepritarėt? Ne. Taip, ponė Razma, jūs? Prieš rinkimus visada populiariau yra kalbėti, kad nepritari. Bet jeigu mes norėsim geresnių sveikatos apsaugos, socialinės srities finansavimo, kelių programos finansavimo, stebuklų nebus. Nėra kažkur padėtų pinigų maišo, iš kur gali paimti. Net pono Domarko tas paminėtas kelių fondas, jeigu jį padarys ir atskirą, tai jis vis tiek įsiskaito į biudžeto tą balansą. Ir tiesiog turės iš kažkur paimti. Tai aš nesutinku, kad iš krašto apsaugos galėtumėm paimti. Nes tikrai dabar... Dėl pelno mokesčio dabar. O dėl pelno mokesčio dar irgi reikia patikslinti. Pono Domarką, jis gal dar nežino, kad tuoj turės mokėti ne 15, o 16%, nes jau 1% padidinom. Tai ar dar reiktų didinti, ponė Razma, neįsiplėskit? Jeigu būtų tokie siūlymai dar kokiu 1% padidinti, aš manau, kad tai yra diskutuotina. Socialdemokratai siūlo didinti 5%, bet reikia kalbėti apie mokesčių visumą ir pakalbėsim, aš tik dabar trumpas įvadas. Tai gerai, mes pakalbėsim, aš kaip tik tokį trumpą įvadą į temą apie mokesčius. Prašau, Irena Stražinskaitė. Žemaičių partija pasisaka už ton, kad mokesčių nereik didinti šią dieną. Nereikia didinti. Ačiū. O ką jūs norit replikuoti? Jūsų nekritikavo, tik tai pataisė. Manau, kad
Dėl mokesčių didinimo pasižiūrėkim per... Tai mokesčių didinimą, ponė Domarkai, mes pakalbėsim. Toj Gerai. sekundėlė. Jūs tik tai ten pataisė kai kuriuose vietose. Pone Stančikai, prašau. Jo, jeigu kalbant apie būtent pelno mokestį, taip, šiandien jau jis ir, kai sakant, jau jis atsiranda ne 15, o 16. Iš tikrųjų, valstiečiai nėra linkę pasisakyti už mokesčių didinimą, bet valstybė be mokesčių neįsiverčia. Tik svarbiausia, kad mokesčiai turi būti protingi, kad juos visi mokėtų ir kitas dalykas, surinkti pinigai turi būti teisingai panaudoti. Ačiū, viskas, ponė Stančikai, jūs kai pradedat kalbėti, tai jeigu jūsų nestabdysim iki laidos galo, ar ne, turbūt. Taip, Edmundas Žilevičius, prašau. Gal sakyčiau, reikėtų pirmiausiai gerai suadministruoti esamus mokesčius, paskui galvoti apie kėlimą kažkokį. Nes, tikrai, čia reikia stipriai padirbėti šito klausimo. O mūsų partijos programai kaip ir nėra numatyti didinti mokesčių, tik tai dar vienas dalykas yra net panaikinti vieną mokestį, tai reinvestuojimą pelną, kuris yra vėl apmokestinti. Čia toks dvigubas apmokestinamas gaunas. Gerai, tai pratęskim temą apie mokesčius. Ar yra mokesčių, kurios jūsų manimų reiktų didinti ar kaip nors keisti? Jeigu taip, kokie? Jeigu ne, argumentai, kodėl to nereikia daryti. Tai ponas Žilevičius, tęskite, prašau. Šiaip pokyčių nenumatyta. Mokesčių didinime pas mus mokesčiai nenumatyti. Jokie. Kodėl? Jokie. Yra numatyta tik tai... Kokie argumentai? Kodėl nereikia jūsų manimų didinti mokesčių? Todėl, kad reikia sutvarkyti esamus, o paskui žiūrėti, gal kažką reikėtų padidinti. Pirmiausia, reikia padaryti tvarką esamui dabar mokesčių bazai. Patikslinkit, kuriuose tvarkos nėra tuomet, jeigu taip sakot. Kaip jie surenkami ir kaip paskirstomi. Kaip surenkami. Tai bet konkrečiai, yra mokesčių pavadinimai, tai pasakykit konkrečiai, prašau. Tai tų pačių ir PVM'as baudų surinkimai, jie tiesiog, čia ne bauda nemokės, bet yra, jie nesurenka. Kieno baudų? Tai bauda nemokestis, bauda yra bauda. Nemokės, sakau, taip, bet yra mokesčiai, kurių nesurenka. Kokių? Ir juos paskui nurašo. Čia yra, sutvarkyti mokesčių administravimą. Gerai, pasakykit, kokių dar kartą bandysiu jūsų išklausti. PVM ir PVM ir GPM ir, sakykime... Tai visų, kitaip sakant. Į savaldybės, taip, į savaldybės daugiau pritraukti irgi mokesčius, kurie pasilieka sostiniai. Taip, Andrėjus Stančikas, prašau. Na, jeigu kalbėsim toliau apie mokestį, iš tikrųjų, ką valstiečiai žalieji ir siūlo, šiaip PVM mokestį atitinkamai maisto produktams mažinti iki 9%. Šiaip, aišku, replika turėsiu ir Jurgiui, tai, sakykime, PVM, čia kalba eina apie PVM. Jeigu PVM, tai šiandien mes turim tas 21% yra laikinasis. Aš prisimenu, 2008 metais jis buvo įvestas. Aišku, juokauju šitoj vietoj. O jeigu žiūrint rimtai į mokesčius, iš tikrųjų šiandien poreikis būtent tiek gynybai, jis yra reikalingas ir mes matome, šiandien kalbam apie 3% nuo BVP, kalbos eina didinti iki 4%. Aišku, didinimas jis turi būti pagristas, ko reikia mums ir ko nereikia. Ir iš tikrųjų, kiek reikia pinigų, o ne tai, kad reikia jų įsisavinti. Aišku, galim kalbėti apie nekilnojamo turto mokestį, bet tai irgi ta diskusija turi būti labai atsargi. Iš tikrųjų, kaip tai atsilies būtent Lietuvos gyventojams ir ypač turintiems mažas pajamas. Ačiū. Pone Razma, 30 sekundžių. Tai, gerbiamas Andrėjau, tą PVM mokestį, kurį jūs vadinat laikinu, turėjot puikias galimybės per 4 metus, kai valdėt sumažinti. Bet jau 2 vyriausybės dirbo ir kažkodėl, manau, puikiai supranta, kad nesurinksi, kiek reikia pinigų tą padarys. Tai dėl to mes jau sutikim, kad jis tikrai yra nelaikinas. O kalbant apie kitus mokesčius, tai Palaukit, galėsit kalbėti. Dabar replika, prašau, ponė Stančikai. Trumpa replika. Iš tikrųjų, mes ir tikėjomės, kad atėjus į valdžią būtent jūsų partijai, ką jį priėmė laikinai ir atšauks. Klausykit, kaip su karšta bulvė, ar ne čia? Pasimėtkim. Gerai, Irena Stražinskaitė Glinskienė, prašau. Žemaičių partija į savo programą ir įsirašiusi sumažinti PVM mokestį ekologišką žemdirbystę ir gyvulininkystę. Tai būtų paskata tiems ūkiams, katriems yra didesnį reikalavimą, sunkiau yra užsidirbti pelną. Ir
būtum naudą visuomenė, nes pateiktum žymiai sveikesnį produktą tiek vaikų darželiam, tiek mokykloms, tiek visim kitim gyventojam. Dėl to mes matom, kad šiton dalyką ir reikia svarstyti ir tas yra 5%. Ir viskas. Visų kitų viskas tinka, visi kiti mokesčiai Žemaičių partijai. Didinti gynybos mokestį. Pakankamai kiek yra, reikia tik tą protingą susiveizėti. Ko mums reikia? Gerai, ačiū. Jurgis Razma, prašau. Aš šiaip manau, kad toks yra beviltiškas užsiėmimas suorganizuoti normalią diskusiją prieš rinkimus apie mokesčius. Nes visi kalbės tik tai, kur ką nors malonaus paminėti rinkėjams, nors galvoj visi puikiai supranta, jeigu mūsų socialinės rytis finansuojama dvigubai mažiau negu Europoje, tai kažką turėsim daryti. Ir kad tų pinigų šiek tiek daugiau gauti, kad turėti didesnį perskirstimą per biudžetą, teks paliesti kažkurios mokesčius. Tai aš pirmiausiai sakyčiau, kad turim atsargiai žiūrėti į tuos mokesčius, kurie gali daryti kažkokį žlugdantį poveikį verslui ar jį versti persiregistruoti į kitas šalis. Tai dėl to čia buvo minėtas vienas, pelno mokestis. 1% iš bėdos dar svarstyti galima, bet tikrai ne 5%, kaip čia buvo siūloma kai kurių partijų, o ten prabangų turtą galėtumėm apmokestinti, mokestinės lengvatas peržiūrėti, ir 1% PVM aš taip pat neatmesčiau. Aš pabandžiau taip šiek tiek sąžiningiau vis dėlto tą temą pakalbėti. Liberalų sąjūdžio Žydrūnas Purauskis, prašau. Taip, ką minėjau, mes būtum siekiamybė tų mokesčių nejudinti, nes atsižvelgiant pastarųjų laikų mūsų valstybė buvo žiaurė daug reformų ir to tokį nestabilumą, tas nestabiloms daug tokį nepasitikėjim vien kitas. Tai aš manyčiau, kad šiandien dieną mes turėjom stabilę laikytais, galbūt diskutuojant ir svarstant įvairias rizikas, vertinti dėl tortą mokestį ir nežinau, šiandien dieną galbūt atom kalba apie tortą mokestį papildomas. Mažinti mokesčius gal kažkokius reikėtų? Pakol kas nesiūlyčiau mažinti, išlaikyti stabilom, kad strategišką mes galėtumėm investuotojų ateinančiam pasakyti, kad mes esam stabilus ir nešukinėjam pirminas gal. Apmokestinti daugiau uždirbančius? Šią dieną nesiūlyčiau to. Nesiūlytumėt sulyginti individualios veiklos mokesčius su darbo sutarties? Galbūt ne. Ta prasme, palikti pakol kas ton stabilę, nes individuali veikla irgi ne visiškai ir prilyginama kita komercinė veikla. Taip, ačiū. Ramūnas Lydis, prašau. Tai aš jau šiek tiek ir užsiminiau, kad kas liečia pelno mokestį yra diskutuotina peržiūrėti, tai yra padidinti pelno mokestį. Ir to vietu visiškai pritariu Jurgiau, kad nereikėtų užsiimti populizmu, vis dėlto nestebuklų šalia gyvenam ir jeigu yra reikalinga padaryti išlaidas, tai iš kažkur pinigų reikės paimti. O jeigu reikės paimti, pagrindinis valstybės šaltinis yra, ką pašiaukaus, du šaltiniai. Arba skolinti pinigą, kad mokesčių mokėtoja ateityje turės grąžinti, arba mokesčių mokėtojai sunešti pinigą. Tai, o kas liečia mokestinės bazės peržiūrėjimo, tai dėl prabangaus turtą apmokestinimą didesnį procentą tai irgi yra svarstytina, jo labiau, kad žiūrint į socialinį solidarumą, tai būtų užtikrinams didesnis socialinis solidarumas to įnašų į valstybės biudžetą. Aš asmeniškai mąstyčiau apie tai, kad darbo apmokestinims būtent šeimų auginančių vakus darbo apmokestinimą galėtų pasižiūrėti, sakykime, dėl to pačio PNPD taikymą didesnį, kad šeimos daugiau liktom pinigų. Jūs kažkoks socialdemokratas, ne visai socialdemokratiškas, nes jūsų kolegos tai čia pasakojo, kiek yra visokių kišenių, iš kurių galima paimti pinigų, kad viešasias paslaugas finansuoti, sodros pagalvės pinigai ir taip toliau, ir taip toliau. Matyt, tai aš kartą savo nuomonę turiu. Nepasitarėt su partija, gal? Nejuokauju, viskas gerai. Taip, Tomas Domarkas, prašau. Šiandieną mokesčius, kurias moka verslas, vos pakelia juos,
nes su tuo esu asmeniškai susidūręs kiekvieną dieną. Ir kaip girdžiu iš savo kolegų, kur čia sėdi, tai apie mokesčių didinimą šneka tik tie, kurie dirba arba valstybinėse įmonėse, arba Seime sėdi 30 metų. Aš suprantu, o jau kurgi jūs einate, jeigu ne į Seimą? Bet aš einu ten, kad nekelt mokesčių ir kad sutvarkyti sistemą taip, kad užtektų pinigų, kurios valstybė surenka. Tai šiandien tie, kurie dirba valstybinį darbą arba sėdi Seime, taip jiems patogu pakelti mokesčius. Pabandykit jūs nueiti į verslą, uždirbti pinigus ir sumokėti mokesčius. Tada pamatysit, kaip tai nelengva padaryti. Pagrindinis dalykas šiandien negana to, kad valstybė kuria, galvoja apie mokesčių didinimą, dar yra renkama krūva mokesčių, kurie yra netiesiogiai, nepavadinti mokesčiais. Tai pradėkim nuo to pačio akcizo, kuris yra planuojamas kelti, pradėkim nuo to pačio, kad per elektros kainas yra visada pridedama šiek tiek ir dar pridėkim prie to, kad šiandien mokesčiai yra, jeigu mokesčiai bus pakelti Lietuvoje verslui, jau verslas žvalgosi, kur išeiti į kitas valstybės, kur yra mokesčiai mažesni. Yra Bulgarija, kur pelno mokestis yra 5%. Pone Domarkai, turiu Jums pasiūlymą. Išrenkamas Jūs Seimo nariu, neimat Seimo nario atlyginimo ir kažkiek susitaupo tų mokesčių mokėtojų pinigų. Gal nedidelė dalis, bet pavyzdys visai neblogas. Buvo čia ne vienas Seime, kuris neėmė atlyginimo, taip kad čia nieko naujo Jūs nepasakėt. Bet sutiktumėt su tokiu pasiūlymu? Sutikčiau su bet kokiais mokesčių mažinimais, jeigu tai padės. Jeigu mano atlyginimo sąskaita bus kažkuriai verslo daliai sumažintas bent 1%, tikrai sutinku su tom. Gerai. Pratęskit mintį. Dar viena tema, ne apie mokesčius, bet apie aktualią problemą. Taip gal formuluokime pradžioje, apskritai kokis Jūsų pamastymas. Vaikų skaičius mažėja dėl demografinios situacijos ir kai kuriuose regionuose iškyla klausimas, ar reikia išlaikyti ten esančias ugdymo įstaigas, ypatingai mažose miesteliuose. Tai kokia yra būtų Jūsų pozicija ir kaip spręsti mokytojų trūkumo klausimą Jūsų manymu? Prašau. Jums, nes į šitą pusę dabar. Pradėkim nuo to, kad šiandieną demografinė situacija yra bloga, bet ką nuveikė valstybė, kad jinai būtų gera. Pirmas dalykas, mano dukrai 20 metų, tai tais metais, kada mes laukėmės, buvo labai gera programa ir mes gavom vienkartinę išmoką tada apie 10 000 litų. Tai pasižiūrėkim to laikmečio vaikų prieaugį, tai jisai buvo vos ne 2 kartus didesnis negu įprastai. Tai mes puikiai suprantam, kad tiksli, aiški programa šeimoms turinčioms daugiau vaikų turi būti valstybės parama. Tas yra numatyta mūsų programai. Taip kad bet koks valstybės paskatinimas, tikslus, aiškus, kas būtų už tai, jeigu šeima turėtų 1, 2, 3 ir 4 vaikus, ką valstybė už tai duoda šeimai. Bet čia aš apie mokyklas klausiu, ne apie šeimų paskatinimą. Pradėkime apie demografiją. Kada atsiras demografinė situacija geresnė, tada mums reikės ir mokyklų. Ir aš manau, kada žinosim, kad mums visiems, kadangi amžius yra toks, kada kažkas turės mokėti pensijas, tai mes būdami suinteresuoti, kad tam tikra demografinė situacija keisis, tai situacijai galim pasiruošti ir mokyklas ir visą kitą. Ar reikia jas uždaryti mažose miesteliuose? Pirmiausia, reikia sukurti, kad... Bet ne apie sukūrimą. Ar reikia ar nereikia? Manau, kad nereikia. Nereikia, viskas aišku. Mokytojus, kas pritraukia į šią profesiją? Kaip užpildyti skylės dar labai trumpai? Pirmas dalykas, manau, kad lengviausia yra išspręsti, ką daro verslas, kada trūksta darbuotojų. Pakelia atlyginimus. Atlyginimų kėlimas. Viskas aišku. Ramūnas Lydis, prašau. Tai aš jau šiek tiek užsiminiau šnekėdams ir apie mokesčius, kad vis dėlto reikėtų galvoti apie būtent dirbančių tėvų galimybių didinimą ir per minėtą PMPD peržiūra galėtų skatinti būtent dirbančios šeimos turėti daugiau vaikų ir prisidėti prie demografinės situacijos gerinimo. Kitoji dalis klausimo dėl švietimo įstaigų ir ar reikalinga, kad būtų arčiau, kiek gali arčiau žmonių, taip, tas yra reikalinga, nes vis dėlto čia įsisuk tam tikrą spiralę, nebėra socialinių paslaugų įskaitant ir švietimą, mažai to vietų žmonių, jeigu mažai žmonių, atitinkamai mažai vaikų ir
nebereikalingas yra mokyklas. Tai kažkurio momentu yra reikalinga ton sistemą kažkokiu būdu perlaužti. Dėl mokytojų pritraukimo yra, ir net nebūtinai valstybės finansuojimo programų, yra Renkuosi mokyti programą, kur iš tikrųjų tikrai gerų žmonių, stiprių žmonių, dirbančių kitos sektorius gali pritraukti mokyklas. Čia tikrai pasižiūrėti biškai ir kūrybiškai. Ačiū. Žydrūnas Purauskis, ką myslija? Aš mysliju, kad mes pakankama Plungės Rytavo krašte esam tvarkinga susitvarkę švietimo tinklą ir mūsų mokyklas pakankama stabilė, sakykime, stau šiandien ir su vakų skaičium. Tai aišku, reikėtum padėkoti mūsų pramonė ir verslau, kad esam gyvi, stipri ir žmonės, darbingi žmonės, šeimas, tor darbo veitas mūsų krašte ir mes galėm stabiliai laikytis su tom mokyklom, o mes pakankamai intensyviai bendradarbiaudami su esama vyriausybė, iš tikrųjų buvom išsigondę dėl tinklo pertvarkas, bet pakankamai, manau, sutardami su bendruomenėm priėmėm sprendimus, taupydami administravimo kaštus ir jungdami vienas ir kitas mokyklas ir administruojam centrautą. Dėl mokytojų pritraukimą pritarsiu gerbiamam Ramūnau, kad mes tikrai nebeužtenk šias laikas įdėti darbo biržą skelbėjimą ar į savo tinklapį, kad aiškom vienokių ar kitokių specialistų turėm bendradarbiauti su to pačiu verslu, tom pačiom bendruomenėm ir iš ten aten tikrą puikį specialistą, kad jiems ne tik atlyginėms yra aktualus, bet labai svarbi yra ir ta darbinė emocinė aplinka ir socialinė aplinka. Tai... Jurgis Razma, prašau. Na, aš taip pat pasakyčiau pagirą žodį Plungės Rytavo savivaldybės valdžiai, kad su mokyklų tinklu buvo viskas tvarkingai išspręsta, nereikėjo per šitą laikotarpį taip uždaryti ne vienos rimtesnės mokyklos ar gimnazijos, buvo apjungimai padaryti ir tai rodo, kad galima rasti sprendimus ir šiek tiek taupant lėšas. Tai dabar mūsų apygardoje čia nelabai yra ką diskutuoti dėl mokyklų tinklo, nes jis toks yra ir gali toks būti. Dėl pačių mokytojų pritraukimo, be abejo, atlyginimas, kuris buvo išskirtinai sprendžiamas šioje kadencijoje, nes 70% atlyginimų didinimas toks tikrai yra išskirtinis lyginant su kitų viešuoju sektorium. Ta reikia tęsti. Greta to reiktų peržiūrėti ir mokytojų krūvius, kažkaip pereiti vis dėlto galų gale, kai šiek tiek jau daugiau tų mokytojų atsiras prie to etatinio tvarkingo apmokėjimo, normaliai apibūdinus, kas tai yra etatas, ir taip pat išvaduoti mokytojus nuo visokių tokių perteklinių biurokratinių dalykų. Ačiū Jums, Irena Stražinskaitė-Glinskienė, prašau. Šiandieninė Lietuvos demografinė situacija, aš manau, kad didelė ir susijusi su mažų mokyklų bendruomenės uždarymu. Nes aš prieštaraunu tiems visiems ponam, kad Reisaika Plungės rajone didelė viskas gera. Visas nutolusias nuo centrų bendruomenių mokyklas, nu ne visas, bet dauguma ir uždarytas. Vaka ir vežiojamis. Ir cielą valandą nei sutrunkun kelionis, mažylėlė vaka. Dėl to mano tikslas atėjusi valdė būtų toks. Kiekviena bendruomenė turėti mažą mokyklelę. Lai būnant A++ klasės, jie reik susitraukti, jie reik įsiplėti, tiek kiek ir vakum. Bet jeigu nėra tų vakų, tai ką tada daryti? Ir tų vakum, visi ir išvežamis. Yra vakų, kas pasakė, nėra vakum. Ir... Kaip mokytojus pritrauksite tuos mažas? O kaip mokytojus pritraukti? 1-4 klasė užtenk veina mokytojai, įveina padėjėjai, katras valgyti vakam padarys. Veizėti gyvenim paprastiau, įmokyti vakus čia, kur aniai tur savo numelius. O jūs pamenat, kai buvo tokios situacijos anksčiau, kai būdavo 9-metės mokyklos ir vis tiek tekdavo važiuoti vakam į kitą miestą, nes tiesiog būdavo iki tam tikros klasės. Tai aš esu tas vakas, kuris važinėjo į mokyklą. Nieko, jokios problemos, žinokit, nematau. Po tam nabie problems, bet tai vakutelė, kad yra pirmakletskė sakti apžemaitė. Aniai pats nažena, kas su anas vyksta, aniai ir įgrūdams į ton geltoną autobusą. Kažkur vežamis, palėdams prie mokyklas. Ir paskui yra parvežamis. Ir įsivaizduokit,
Nu, gal neįgrūdamas, tikrai, ponia Irena, kaip dabar įgrūdamas? Įgrūdams, sak Žemaitė. Čia jau smurtas prieš vaikus. Ir važiau su svetimu dėdį. Nežinau, ką reiškia žemaitiškai įgrūdams, bet pas mus įgrūdams, tai jau toks yra rimtas. Žemaitė, kiti. Vaikų teisės iš karto atvažiuoja, jeigu įgrūdams. Gerai, ačiū, supratau jūs, ačiū. Taip, Andrėjus Stančikas, prašau. Menots neužteks. Užteks. Demografinė padėtis, aš kaip jau ir minėjot, su žmona, ne partnerė, o žmona užauginom 11 vaikų ir iš tikrųjų tai buvo tas momentas. Nebuvo jokių paramų, o tie vaikai užaugo ir tikrai mes nematėm problemas. Čia dar yra ir psichologinis dalykas, būtent Jėzau, ką daryti čia, kaip vaikas gims, kaip mes išlaikysim, iš tikrųjų, jeigu Dievas davė dantis, duos ir duonos. Bet tikrai reikalinga ir finansinė parama ir iš tikrųjų tas skatinams jaunom šeimom, kaip ir kalbėjom. Ir būstas reikalingas ir aišku, mes kalbam, galbūt aš sutinku ir su Lydžiu, tai kad, sakykime, per mokesčių politiką mes turėtumėm, sakykime, skatinti. Kas liečia dėl mokyklos, iš tikrųjų, kaimo mokyklos, aš pats, kaip ir sakiau, 18 metų su tarybos narys. Buvo tas momentas, kad stovėjom su bendruomenė iki paskutinės dienos, išlaikydami mokyklą. Atėjo rugsėjo 1 3 mokiniai. Rankos nusviro. Nieko nepadarysi. Iš tikrųjų, dėl pačių mokyklų turi pačios savivaldybės apsispręsti. Ne iš ministerijos turi ateiti nurodymas tiek ar tiek vaikų, o dėl mokytojai, pirmiausia, iš tikrųjų, kaip ir verslas sako, jeigu nori pritraukti, reikia sudaryti tam tikras sąlygas. Tai yra ir finansinis, ir būtent galbūt ir būsto įsigijimas ir visa kita. Ir kitas dalykas dar, kaip, sakykime, aš esu anos kartos ir studijavęs kitoj santvarkoje, tačiau praktiškai kiekvienas universitetas, kad ir inžinerinė specialybė, būdavo ir būtent pedagoginės pakraipos. Tai tada galima dirbti ir tą, ir aną. Gerai, Edmundas Žilevičius, prašau. Pas mus regionų partija yra numačius įkurti regionų ministeriją. Su prezidentūra jau tie klausimai yra derinami šioje kadencijoje. Tai šitą ministeriją, manau, ir labai stipriai paspręstų švietimo problemas. Nes ir demografinės, aišku, demografija, kaip žinom, gimstamumas 90 metai buvo 60 000, o pernais metų 2023 buvo 20 000, tai kritęs 3 kartus. Automatiškai nėra gimstamumo, nėra vaikų, mažinamos mokyklos ir kodėl taip yra? Yra todėl, kad yra nepalanki aplinka gimdyti vaikus. Visi bėga į užsienius, kaip žinom, milijonas yra emigravęs, tai suprantama situacija. Tai yra ir, aišku, automatiškai reikia skatinti jaunas šeimas. Gimstant, daleiskim, vienkartinį išmoką 2000 eurų. Kiekvienas vaikas turėtų kas mėnesį gauti kiekvieną vaiką išmoką iki 300 eurų, ne kaip dabar ten nepilna 100. Iš kur pinigų paimsit? Paimsim, miškuosim, rasim. Reikia užsibrėžti tikslus. Kokių čia aitvarų susirankiosit, kaip jūs manote? Naikinsim fondus, kur Lietuvoje yra jų tiek dabar prie fondelių, kad patikėkit. Kokių fondų, ką turite omeny fondus? Fondai, čia yra, jūs vis kažką pasakot ir neįvardinat, kas tie fondai, apie kokius čia fondus? Visokių tų fondų yra, taip, bet apie ką jūs? Fondai, daleiskim, prie ministerijų įvairiausių, ten tas pats Go Vilnius, kokią atlieka funkciją? Komunikacinė, ko gero? Matėm, kokius klipus kuria, taip, labai, taip. Gerai, tai mokyklos reikalingos mažos, ar jas reiktų peržiūrėti? Aišku, reikalingos. Reikalingos, mokytojai, kaip užkamšyti skelias? Mokytojų, Lietuvoje apie 500 mokytojų, bet reikia atskiroms, dabar yra privačioms mokykloms sudaryta vienos sąlygos mokytojams, kur vienu žodžiu konkurencija, supriešinimas tarp mokytojų yra, tarp valstybinių įstaigų ir tarp privačių įstaigų. Reikia šitą dalyką naikinti. Reikia būtinai suvienodinti. Valstybinių įstaigų suvienodinti. Mokytojų atlyginimus. Gerai, suvienodinti. Dar patikslinkit, kas ten per dėrybos su prezidentūra dėl regionų ministerijos. Dėl regionų ministerijos įkūrimo. Vietoj energetikos ministerijos. Aš tą suprantu, bet jūs paminėjot, kad su prezidentūra, tai gal čia kokių detalių galite atskleisti, kas čia per dėrybos? Dėrybos yra sėkmingai vykdomos ir jos jau net ir prezidentas paminėjo, kad šitas variantas jau per radiją girdėjau aš pats asmeniškai, kad šis variantas yra įmanomas. Gerai, supratau. Jums reikės dar pratęsti mintį
Vat ir galėsit dabar konkrečiai pasakyti, iš kokių čia fondų rankiosit pinigus. Kaip Jūs manot, ar reikėtų reikšmingai didinti paramą, finansinę paramą šeimoms, auginančioms vaikus? Ir jeigu sakot, kad reikia, tai iš kokių čia fondų ir iš kokių finansinių šaltinių? Pratęskit, dar vieną minutę, ponė Žilevičiau. Iš kokių šaltinių? Šaltiniai, kaip ir minėjai anksčiau, visi išlieka tie patys. Sakykime, vis tiek yra renkami GPM-ai, PVM-ai, akcizai, kurie yra suskirstami, nežinoma kaip, suadministruojant esamus mokesčius. Ir perskirstant gal net bendrai vidaus produktai reikėtų. Čia giluminį reikėtų žiūrėti valstybės biudžeto panagrinėjimą. Iš tikrųjų, gal kažkur tai galim jūs paskirstyti truputėlį kitaip, o ne kad va tokia sistema ir galim taip. O dėl fondelių, tai aš pasilieku prie savo nuomonės. Reikėtų įkurti gal net kažkokias tarnybas, kurios peržiūrėtų jų reikalingumą, jų vykdomas programas ir taip toliau, ir jų finansinis atskaitomybės, kokie neša naudą visuomeniai. O kokios šitos tarnybos turėtų būti? Gal prie ministerijų įsteigti, prie tos pačios regionų ministerijos būtų tarnyba, pažiūrėti, va, yra gerai, tai prie kokios ministerijos atitinkamas fondas, ten kažkam finansuojamas gan solidžia suma. Tai jūs siūlot naikinti fondus, bet vietoj to įsteigti naujas struktūras, tai jos irgi kainuoja tas įsteigimas. Jeigu jūs yra tas fondas tikrai reikalingas, viskas tvarkoja, bet gal. Bet gerai, ponė Žilevičiau, dar patikslinkit, jūsgi patys siūlot steigti naują struktūrą, kuri kainuos papildomus pinigus valstybei. Tai gal nereikia regionų ministerijos, o tuos pinigus panaudot va šeimom atiduot? Nekainuos. Šitą ministerijos įkūrimas nekainuos, nes bus panaikinta energetikos. O tai ten ką, nieks nedirb žmonės, atlyginimam nereikės pinigų, administraciniam išlaidom niekam nereikia. Energetikos ministerija naikinama, atgal prijungiama prie ekonomikos ir inovacijų ministerijos, o vietoj jos atsiranda... Tai kur čia sutaupimas? Tai kad nereikia, kaip pasakyti, ministerijos naujos nebus kuriama. Gerai, bet tai vis tiek kainuoja. Į vietą pareina kita, vietoje ekonomikos ministerijos pareina kita ministerija, tos vietoje energetikos ministerijos. Energetikos ministerijos kodėl nereikia jūsų manimų? Todėl, kad jinai rodo, sakykime, šiai dienai akivaizdus pavyzdys, nesugeba suvaldyti Igničio, 160 milijonų žmonių prapuola, tai atleiskit, jinai savo darbą padirba. Andrėjus Stančikas, prašau. Ar reikia reikšmingai didinti finansinę paramą šeimoms auginančioms vaikus ir iš kokių šaltinių tai daryti, jeigu taip, jeigu ne, tada irgi argumentai? Pirmiausia, aišku, visada noras yra didinti ir aišku, šiandien rinkimai, tai kiekvienas pasakys, taip, reikia didinti, bet tikrai rimtas yra klausimas, iš kur mes paimsim, kai iššūkių mes turim valstybėje ir dėl krašto apsaugos, kur tikrai ten labai dideli pinigai numatomi ir matomai tas poreikis jis tikrai nemažės, bent kurį laiką. Tačiau, aišku, šitoj vietoj vienas tas peržiūrėjimas, aš sakau, sutinku ir su Lydžiu, tai būtent per mokesčių politiką, tai yra skatinimas, kai sakant, ir skatinimas dirbti, nes kartais mes didžiulius pinigus galim išmesti šeimoms, bet yra ir tokių, kai sakant, neigiamų pavyzdžių, šeima didelė, bet pasižiūrėkim, ką jie veikia, kaip tie pinigai naudojami ir kaip tie vaikai auginami ir iš tikrųjų. Tai, kad kaip tai sako, jeigu uždirba eurą, jam sudarykim galimybę gauti ir antrą papildomai, bet jeigu jis to pirmojo neuždirba, va šitoj vietoj tada yra klausimas. O par kurios mokesčius, aišku, čia yra diskusija. Aš buvau užsiminęs ir turto mokesčių, bet tai, sakau, turi būti labai rimtai išdiskutuota ir rimtai pasverta. Mes negalime aklai pasakyti, 10% padidinam tokį mokestį. Kaip tai atsilieps tai visumoj? Irena Stražinskaitė Glinskienė, prašau. Mūsų valstybė nator ilgalaikės gimstamumo skatinėm problem. Tokios problem sprendėjimo būdą. Nator. Strategijos nator. Ir tas galėtum atsirasti, skatinti reikia par mokesčius šeimas, katros dirba ir augin vakus, anom ženklę sumažinti mokesnius, ką galėtum anos tus vaks auginti. Mes savo programu esam numatėn, kad valstybė kaup studentą krepšėlį. Kaps po biškilėlį. Didelė čia javi pajaus ta valstybė, bet atėjus čia sau, tas vaks
turės galimybę mokytis. Vokartas šeimas tepi saka, nu galiu turėti treti vaką, nu kap aš anoni mokslus išleisiu. Ta čia būtom tiesiog jau valstybė būtom pasirūpinusi. O galit patikslinti, sumažinti mokesčius šeimoms auginančioms vaikus, tai čia kokius? Sumažinti tuos mokesčius, kad sumok valstybė, kad ir dabar pajamamis padidinti tiesiog neapmokestinam papildomą ton minimumą. Neapmokestinamą į pajamų dydį jūs turite pajamų dydį padidinti. Taip, tuomet mokesčių pavydalu sumokės mažiau valstybė, daugiau liks šeima. Aišku, vaka pinigą už pagimdytą vaką turbūt solidi išmoka. Teik pagimda, kon jau čia ta valstybė nubietnės. Man atrodo, priežastis, kai sprendžiama dėl vaiko, turbūt nėra vien tik tai, kad neišleisi mokyklą. Ko gero ir daugiau tų priežasčių yra, kiek vaikų turėti. Veina ir iš pagrindinių. Ir šiaip valstybės toks požiūris yra... Ponas Stančikas 11 turi. Tai turbūt... Šias laikas vaką turėti jau vos ne ekologinį katastrofą pradeda darytis ir toks jaunom šeimoms toks jau įsusisuk protėlis. O gal iš tikrųjų reiktų vaikų turėti, nes planeta ta šils, tai čia vakams, pampersą, visokie vežiojama į būrelius, tu jau pat, dujas visoks iš mašinų. Tai žinot, juk kažkam gal tai pasirodyti, kad vakų turėti kapį nereik. Pone Razma, rėka, nereiktų vakų turėti. Šiaip maniau replikuoti, nes bet čia mano replika, ne kolegės, tai gerai, tiek to. Negalioja taisyklės. Buvo tam tikrą laiką tas skatinimas per neapmokestinamą į pajamų dydį. Bet ne mūsų iniciatyva, lyg ir susitarėm Seime, kad tas skatinimas turi būti per vaiko pinigus. Tokia universaliai išmoka. Ir mano supratimo taip ir teisingiau. Sakykime, jaunus studentų šeimos, kurios neuždirba pinigų. Ar jas palikti, taip sakant, ant ledo. Tai kaip Andrėjus sako, kad eurą uždirba, dar eurą duokim. O yra situacijų, kur to euro neuždirbs, ar tas vaiks turi jau skursti. Kita vertus, neįsivaizduokim, kad jeigu čia mes skatinsim ir ta demografinė situacija čia stebuklingai pradės gerėti. Tai pažiūrėkime, ar milijonieriai jau turi daugiavaikės šeimas, kur tų pinigų klausimų nėra. Deja, tai to nėra. Ir čia yra žymiai sudėtingesni dalykai, jeigu mes norim užtikrinti žymiai didesnį gimstamumą, vien pinigų čia neužteks. Ir aš pats neturiu šiai dienai dar kažkokių labai universalių receptų. Matom, kad tai yra ir visos Europos neišspręsta problema. Taip, prašau, Žydrūnas Purauskis. Jo. Kas lieta vaiko pinigus, tai iš tikrųjų galbūt nebūčiau linkęs drastiškam didinimu, o tas didinimas galbūt palaipsniau atsižvelgiant į laikotarpį, į kainų kilimą, į infliaciją. Aš labiau būčiau linkęs tame, kad mes turėjom šeimom padėti, dirbantiem žmonėm padėti, sukurant aplinką, tai yra stiprinant neformalų ugdymą mokyklos, žiūrint, kad veiktom visos dienos mokyklas, kad žmonės ir šeimas galėtum skirti daugiau laiką ne tik vaikų auginimo, bet ir darbo. Dėl ko pasako mes turėsim daugiau ir surinkamų mokesčių. Tai man būtum toks, kad mes turėjom daugiau investuoti į ne tik tiesiogiai pinigas, bet ir įteikamas biudžetinis valstybinis paslaugas. Biudžetinės valstybinės paslaugas, bet jeigu ieškoti šaltinių, tai jūsų manimo, kur dar būtų galima paieškoti tų pinigų? Tų pinigų galėtum paieškoti ir vidinius resursus, galbūt peržiūrant ir tom patį viešųjų pirkimų tvarką sistemą, bei įvertinant galimai diskusijai galėtum būti vertinant tabaką ir alkoholio akcizus. Didinimas. Gal peržiūrėjimas labiau. O ką reiškia peržiūrėjimas? Kaip tas peržiūrėjimas atrodo? Galimai galėtum būti ir didinimas. Ta prasme, aš sakau, tai galėtų būti diskusijais klausimas. Ramūnas Lydis, prašau. Aš jau ir anksčiau atsakydams į klausimus dėl finansinio skatinimo, tai mano galva, iš tikrųjų, paminėts ir vaką pinigų įvedėms ant yra šiaip gera kaip tikslinė priemonė. Ana yra reikalinga ir ypatinga, kaip ir Jurgis minėjo, tos atvejais, kada yra dar nedirbantis, yra studenta, tai ta priemonė yra veikanti. Na, aišku, turi šalutinį savo poveikį, kad yra tam tikras šeimas, kur
tas vadinamas socialiai išlaikomas šeimas atsiranda. O mokestinės bazės peržiūrėjimo papildomą neapmokestinamą pajamų dydžią padidinėms gali paskatinti jaunas šeimas turėti, bet aišku, tai nėra vienintelis vaistas ir finansinis skatinimas, ko gero, tai nėra vienintelė priemonė, kad ir ta vadinama auksinė priemonė, kad po 10 metų jau turėsim mokyklos ne 20 mokų, bet turėsim 40. Yra dar ir psichologiniai dalykai, yra požiūrė klausimą, pasaulyje žiūros klausimą ir tų dalykų finansiškai nepavyks perlaužti, pakeisti. Taip, Tomas Domarkas, prašau. Visa infrastruktūra, kaip matom, šiandieną yra sukurta. Yra popamokiniai visi dalykai, tai yra užimtumas vaikų, nuvežimas, parvežimas, viskas išspręsta. Šiandien reikia surasti pinigų. Kur mums jų surasti, tai pagrindinis dalykas, manau, šiandien mes turim komercinius bankus ir jų 3 milijardus uždirbto pelno. Kai buvo perskirsti pinigai, vėlgi, buvo siūlymas Seime, tam tikri žmonės kėlė klausimą politikai, kad reikia gražinti pinigus, kurios permokėjo jaunos šeimos, mokėdamas už būstą. Vis dėlto sprendimas buvo priimtas, kad pinigai nukreipti gynybai. Tai pirmas dalykas, ką mūsų Nemuno aušra sako, kad reikia kurti valstybinį banką, tai yra pirmas dalykas, tos pinigus, kur šiandien komerciniai bankai uždirba investuodami naktį, šeštadienį, sekmadienį, valstybinis bankas galėtų uždirbti tos pinigus, šitą maržą galėtų skirti šitiem paskatinimam. Valstybinis bankas sprendžia jaunimų. Uždirbti pinigai iš valstybės pinigų, kurie yra šiandien laikomi komercinėse bankuose. Supratau aš viską, tai aš sakau, šaltinis. Taip, šaltinis konkretus, aišku, šaltinis. Gerai. Taip, dar viena tema, kurio norėtųsi jūsų paklausti, ponė Domarkai, jums reikės pratęsti temą. Gal čia toks trumpas klausimas kaip įvadinis, kur norėtųsi jūsų taip neatsakymo. Susitarkim, kad be ilgų komentarų tai laiko nefiksuosi. Ponas Stančikas jau raukosi, jums nesuvokiamas toks variantas, toks modelis, bet pabandykim. Maža ką. Ar Lietuvoje reikia dislokuoti daugiau NATO karių, ponė Domarkai? Taip, ne? Manau, kad šiandien kiek suplanuota tikrai jau yra pakankamai. Tai ne. Taip, ponas Lydis? Taip. Ponas Purauskis? Taip. Ponas Razma? Taip, kuo daugiau, tuo geriau. Ponė Stražinskaitė Glinskienė? Pakank tiek, kiek jau yra. Ponas Stančikas? Galim didinti, bet kiek tai kainuos? Tai ne ar taip? Su abejonė. Šiaip taip, bet šitoj vietoje yra tam tikros abejonės. Be komentarų. Tam tikros Ponas abejonės, nes tai Žilevičius, kainuoja. prašau. Ne, jau laukiam Vokietijos brigados. Nereikia daugiau. Ne. Gerai, tada ponė Žilevičiau, tęskit mintį. Ar Lietuvoje turi būti įvestas privalomas visuotinis šaukimas? Prašau. Nu, čia dėl privalom visuotinis šaukimas, aš gal ne tiek partijos nuomonė, kiek savo pasakysiu. Kaip pasakyti, šiaip jaunam, nesubrendusiam žmogui, ten, kaip pabaigus vidurinę 18 metų jaunuoliai, atlikti kažkokią privalomą būtiną karinę tarnybą, suvyriškėt ten 6, minimum, maksimum tos 9 mėnesius tikrai nepamaišyt. Čia yra, aišku, dar ir mokyklose pradėti diegti karinę, sakykime, doktriną, kad mokėti išardyti ginklą, mokėti elementarius išmokti pratimus ir taip toliau, kurie yra reikalingi karyboje. Tai va, šauktiniams tokia kaip ir pritarčiau. Partijos nuomonės net nelabai žinau šio klausimu. Aišku, šiaip norėtųsi, jeigu asmeniškai dar va tokios tvirtos, specialios paruoštos ar kariuomenės, batalionų, kuopų, gerų tokių iš profesionalų. Pone Stančikai, prašau. Iš tikrųjų, čia yra mano nuomonė, turėtų būti profesionalus kariai, būtent šaukiamas. Iš esmės, paruošimas turi prasidėti nuo mokyklos. Tai pirmiausia, turi būti patriotinis parengimas, fizinis karinis parengimas. Šitoj vietoj, kad, kai sakat, nuo pat mažų dienų turėtų supratimą apie karybą ir būtent ir civilinę saugą ir visą kitą. Šitoj vietoj
Ir nelabai aš matau tikslinga 9 mėnesius būtent jaunuoliams ar jaunuoliam atitarnauti armijoje ir iš tikrųjų šitoj vietoj, o kaštai tai yra dideli, bet profesionalų iš to mes neturėsim. Staupėt laiko, netikėta. Taip, prašau, Irena Stražinskaitė-Glinskienė. Mes, kaip Žemaičių partija, pasisakom ir kaip ir Taikos koalicijai pasisakom tik tą už profesionalų kariuomenę. Ir priverstinė visiems šaukėjama tikra ne. Ka mokyklos būtom disciplina, kur galėtum šiek tiek supažindinti su civilin sauga, su karo iššūkės, su pirm pagalba, tai iš tikrųjų už. O kaip ir atsakėva šimui tom klausimui? Jeigu manot, kad atsakėt. Gerai, ačiū. Jurgis Razma, prašau. Profesionali kariuomenė atrodo gerai, bet tas brangiai kainuoja, jeigu mes norim turėti rimtus skaičius. Ir aš, žinoma, pasisakau už visuotinį šaukimą. Ir iš esmės tam jau yra ir priimtas įstatymas, kuris numato laipsnišką šauktinių skaičiaus didinimą, kai bus, aišku, tam parengta reikiama infrastruktūra, kai bus paruošti kadrai, karininkai, kurie gali atlikti reikiamus mokymus. Ir turim plėsti šaukiamų jaunuolių kiekį, nepaisant kai kurių nedidelių sveikatos problemų, būtent į tokias pozicijas, kur nereikia didelių ten fizinių duomenų. Aš tik gal būčiau atsargesnis dėl merginų visuotinio šaukimo, gal šitoj daly aš palikčiau tokį savanorystis labiau variantą, nors yra siūlančių, kad reikia ir ten privaloma numatyti. Ačiū. Ponas Purauskis, prašau. Taip, aš gal pirmą norėčiau paskatinti bendradarbiavimą tarp Krašto apsaugos ministerijos ir Švietimo ministerijos. Pritars gerbiamam Andrėjų, kad tas pilietinis gynybinis ugdymas tikra to prasidėti jau mokyklo ir mes tam tikrus vienoks ar kitoks įgūdžius turėjom įgauti jau mokyklo ir tada ta privaloma tarnyba galėtum būti atsižvelgiant, kokį kursą praėjai mokyklos, šiek tiek sutrumpinama, nes kiekvienas mes žiūrami planuojam ton savo gyvenimą, mokslus, darbus ir tai neturėtum trukdyti žmogau gyventi savo gyvenim, bet įgūdžių turėm gauti. Ko mes ir, sakykime, Plungės rajon siekiam, kad ir šiandien dieną turėjom Žemaitijos kadetų gimnaziją, kur bendradarbiaudami su Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos šaulių sąjunga, jau tom pradedam įgyvendinti ir galvojam, kad bus tam gražus pavyzdys kitom Lietuvos mokyklom. Ramūnas Lydis, prašau. Dėl privalomo šaukėjimo tai pritaru, bet dabar staigiai to dalyką pradėti daryti yra praktiškai neįmanoma, vis dėlto infrastruktūra ir žmogiškieji ištekliai dar nėra taip pasirengę, kad galėtų įgyvendinti visuotinį šaukėjimo idėją, bet matyti palaipsniau ton dalyką yra įmanoma pasiekti, ypač susitvarkius infrastruktūrą. Visiškai pritaru tom mintim, kad būtina į ugdymo procesą įtraukti pilietiškumo ugdymą, vis dėlto tai yra pirmoji ugdymo įstaiga, kur gali išugdyti pilietišką jauną žmogų, katras esant reikalų, sakykime, savotišką pilietinį pasipriešinimą galėtum užtikrinti. Tai matyti teik, daugiau nelabai ir ką pakomentuoti. Gerai, ačiū. Tomas Domarkas, prašau. Mes visada kažkaip norim visus priversti kažką daryti, kur tada demokratija. Manau, kad visuotinis šaukimas turi būti pakeistas į sistemą, kuri, kaip ir čia daugelis paminėjo, kurią palaikau, kad mokykloje pradedam ruošti jaunus žmonės, jaunus specialistus arba būsimus specialistus ir pradedam ruošti fiziškai, mokiname. Ir manau, kad atėjus tam šauktiniam amžiui, 18 metų gali būti egzaminas. Tie, kurie turi parengimą fizinį, kurie turi parengimą, kas susijęs su ginklais ir visais dalykais, tada ir sprendžiama, ar jam reikia papildomai eiti kažkokią tarnybą ar nereikia. Tai būtent žmonės suinteresuoti bus išmokti viską per mokymosi periodą, ne tik būti pasiruošęs kaip specialistas, bet bus pasiruošęs ir kaip karys. Ir tada, manau, nereikės jokio visuotinio šaukimo, visi bus pasiruošę jau pabaigę mokyklą ne tik dirbti, bet ir ginti savo šalį. Tada
profesionali kariuomenė ir aš manau, Lietuvoje yra pakankamai struktūrų, pradedant policiją, muitinę, pasienio tarnybą, kur ten yra profesionalūs darbuotojai, kurie turi ginti mūsų šalį ir turi būti visada pasirengę tą daryti. Tai suskaičiuokim, kiek mes turim pareigūnų, kiek mes turim šitų pareigūnų ir manau, kad tai yra pakankamas skaičius. Gerai. Plius mes kviečiamės brigadą iš Vokietijos. Taip, gerai. Dar porą klausimų, kuriuos norėtųsi, čia irgi viskas apie tą geopolitinį saugumą. Trumpų atsakymų, taip ne. Ar Ukraina turi būti kuo greičiau priimta Europos Sąjunga? Manau, kol kas nepasiruošę tam. Tai ne. Ne. Pone Lydi? Dabartiniam geopolitiniam kontekste taip. Taip, ponas Purauskis. Taip. Pone Razma? Taip, ir mūsų atstovai Europos parlamente ypatingai dėl to stengiasi. Pone Strežinskaitė Glinskinė? Šiandien ne. Ponas Stančikas? Taip. Ir ponas Žilevičius? Šiandieną ne. Kitas klausimas, ar Lietuva turėtų dėti pastangas atkurti politinius santykius su Kinija? Pone Žilevičiau? Būtinai. Pone Būtinai Stančikai? turi atkurti. Taip, būtinai turi atkurti santykius. Girdėjau, viskas, ačiū, taip, ne, čia atsakymai. Pone Stančikai, prašau. Kadangi čia liečia verslą, iš tikrųjų tai aš žiūriu per verslo prizmę, taip. Pone Strežinskaitė Glinskinė? Taip. Pone Razma? Nėra tokios būtinybės. Pone Purauski? Ne. Pone Lydė? Šiam kontekste kol kas ne. Pone Domarkai? Verslas būtinai turi būti atkurti santykiai, nes nuo to priklauso labai daug mūsų valstybės Be biudžetas. komentarų, taip, ne. Taip. Taip, ar Lietuvos gynybos biudžetas turi būti didinamas iki 4% nuo bendro vidaus produkto? Čia jūsų komentarais po minutę. Pone Domarkai, prašau. Kadangi šiandien įsipareigojimas NATO yra 2%, tai manau, kad jeigu yra sutartis, yra 2%, tai yra pakankamas pinigų skirimas gynybai. Bet mes gerą valią padidinam iki 3%. Galbūt šiandien to reikia. Tam tikram periodui galime tą padidinti, bet pirmas dalykas, pasižiūrėkime, kaip yra švaistomas, arba gal kitaip pasakyčiau, kur yra išleidžiami pinigai, ar tai tikrai yra padidintas biudžetas iki 3% ir pripirkta reikalingų, nereikalingų daiktų, tokių kaip dantis, kurie neaišku, nuo ko mūsų apsaugos. Pirmas dalykas. Antras dalykas. Procentuoti 2% nuo pagal NATO įsipareigojimą jau yra pakankamai didelė suma. Tai aš manau, kad mūsų valstybė turėtų trumpam periode padidinti, susitvarkyti ir vėl grįžti prie 2%, ką mes esame įsipareigoję NATO. Mūsų biudžetas nėra 100 milijardų, kad pinigų kiekis, suma kažką įtakotų. Tai šitoj vietoje, aš manau, turim skirti tiek, kiek yra įsipareigota. Pone Lydi, prašau. Ir vėl, jeigu vertinant dabartinį geopolitinį kontekstą, normaliam šalies saugumo užtikrinti yra neišvengiamybė, kad eiti karinę biudžeto didinimo ir mano galva tas 4% nuo BVP dydžio pasiekiams yra įmanoms per mokesčių, minėtų mokesčių korekcijas, o kariniam poreikiam užtikrinti vis dėlto tų lėšų reikia pakankamai daug. Ačiū Jums. Ponas Purauskis, prašau. Siekiamybė turėtum būti tus 4%, tačiau mes tus pinigus turėm naudoti atsakingą ir orientuoti, tus pinigus naudoti ne tik įrangas pirkimo, technikas pirkimo, bet ir orientuoti tus gynybos pinigus į tom patį švietimą, bendrą infrastruktūrą ir skatinti pramonę universaliam produktą kūrimo. Tai gal tau klausim. Ačiū. Ponas Razma, prašau. Na, mes neturėtumėm žiūrėti kai kurias kitas šalis, kur ten tų 2% pakanka. Mes esam žymiai sudėtingesnėje situacijoje apsupti dviejų agresyvių kaimynų, Baltarusijos ir Rusijos Kaliningrado srities. Ir dėl to mūsų išlaidos gynybai turi būti neišvengiamai gerokai didesnis. Ir pažiūrėkime šiandien situaciją, kiek yra aprūpinta mūsų kariuomenė. Jeigu Patriot baterija tik prie Šiaulių, o kaip kiti didieji miestai, kiek čia dangus apsaugotas. Jeigu mes labai diskutuojam, kaip čia numušti kokį skridusį droną, tai reiškia tikrai poreikiai yra dideli. Vokietijos brigados įsikūrimui reikia nemažai lėšų.
perėjimui prie visuotinio šaukimo reikia nemažai lėšų. Aš džiaugiuosi, kad mūsų vyriausybė pasiekė 3,2% nuo BVP šiandien. Artimiausių metų matyčiau 3,5 kaip realų, na, o 4 šiek tiek vėliau, nes nėra lengva susitarti dėl mokestinių sprendimų, kurie padidintų gynybos fondo įplaukas. Taip, ponia Irena Stražinskaitė Glinskienė, prašau. Kuomet buvo 2% skiriami gynybą nuo BVP, kažkas iš politikų buvo paskaičiavęs, kad mes atsilaikytumėm tik tą 14 dienų. Ir aišku, skiriam dabar daugiau, 3,2%. Ir vėl šmėsteliai tokia mėslė, tokia žinutė, kad atsilaikysim 30 dienų. Ir man klausims iškart kils, kas bus 31 dienų. Pinigų ta nėra ir atsilaikyti negali. Ir dabar tai drakona dontis, a visuomenė gal žinoti, kiek viens dontis kaštavo, o rastons yra auksenis. Tai bet gal, o jūs žinot, kiek kaštavo, tai pasakykite, vardinkite. Būtent, aš nežinau, kiek kaštavo, bet labai noriu sužinoti. Tai kodėl jūs keliat klausimą, gal visai nedaug kaštavo, žiūrint į panaudojimo potencialą. Nu, bet tai reikia išsiaiškinti, kad kelt tą klausimą. Man jeigu kyla klausimas, aš ieškau atsakymo. Jūs neieškat, jūs keliat klausimą. Aš ir einu į Seimą, kad išsiaiškinti toks dalykus. Gerai, supratau. Ponas Stančikas, prašau. Na, iš tikrųjų, praeitoj kadencijoje, nepamirškime, kad tik prie valstiečių mes pasiekėm tą, ką buvome įsipareigoję NATO, tai yra 2%. Šiandieninis, taip, tas poreikis kylantis būtent dėl tos agresijos šalia vykstančio ir karo, bet pinigai yra skaičiuojami ir ką už juos mes perkam. Tai va šitoj vietoj mes galim skirti ir 5% ir paskui bus vizija, kaip greičiau juos įsisavinti. Tai bus perkama bet kas, ar ten, kaip šiandien skamba, kad batai kareiviškių 600 kainuoja, nu, gal tiek, gal netiek, nežinau, aš to nei paneigti, nei patvirtinti negaliu, bet tačiau tokių gandų mes matome. Pinigų reikia tiek, kiek reikia. Ir iš tikrųjų šiandien pasakyti, kad 4% tai yra gana daug. Galbūt rytojui mes 3,5 skirsim, bet poryt jau reikės mažinti, nes mes tą, ką reikia, būsim įsigiję. Iš tikrųjų ir svarbiausia, na, aišku, čia kariškiai turi kalbėti, bet aš taip įsivaizduoju, pats pagrindinis mūsų dalykas tai yra oro erdvės apsauga. Nes ne tik, sakykime, karo sumetimais gali kažkoks dronas įskristi, bet šiandien gali ir būti, sakykime, kiti tam tikrai, kad dronas gali iš kažkur, kažkam šovus į galvą skristi į kažkokį prekybos centrą ir iš tikrųjų matant tokį situaciją, kad mes neturim net su kuo jį nukrapštyti. Ačiū, viskas. Vėl nematot laiko, ponė Stančikai. Matau, bet šiaip aš bandau žiūrėti jūs, kad laiką nematyčiau. Aš dabar čia ieškau, kiek tie dantis kainavo, nes dabar net įdomu pasidarė. Taip, ponas Edmundas Žilevičius, prašau. Numatyti 4% nuo BVP skirti gynybai yra tikrai kol kas daugokai. Šiandien skiriamų 3,2% tikrai ištenka, nes tai 4% sudarytų apie 3 milijardus eurų. Nu, iš tikrųjų didžiulė suma, kurią reikėtų. Jau jeigu ten kažkada daeisim, nedaug dievė, geriau jos mažėtų, nes tai reiškia automatiškai gerėja situacija. Reikėtų tikslingai naudoti, nes dabar vat, ir ministro buvusio krašto apsaugos ministro Anušausko atsistatydinimas rodo esančias problemas šitoj srityje. Ir pirkimai, vat, kaip paminėjo kolega Stančikas, kad batai, daleiskim, aš truputėlį daugiau žinau, ten 50 eurų, kurių savikaina yra. Šiaip čia kainavo armijai 150 eurų. Nu, tai vis tiek 3 kartai yra ir perkant optinį didžiulį kiekį, nu, čia yra kažkoks tai nesusipratimas. Arba ten automatiniai ginklai vietoj 9 000, kurie kainuoja, kainavo 20 000 ir visur va taip. Vilkai perkami be bokštelių, bokseriai. Ir visur va taip. Sutvarkyti čia sritį reikia labai. Dėkoju. Na ir ką, ir po pusės minutės dar jūsų paskutinė agitacija. 30 sekundžių, neperženkite ribų, ponė Stančikai, jūs žiūriu, nes viskas jau neturim turim labai mažai laiko. Tai, ponė Žilevičiau, prašau jūsų 30 sekundžių. Paskutinioji agitacija, ką dar norit pasakyti rinkėjui? Nu, rinkėjui norėčiau palaikyti regionų partiją vien todėl, kad mes regioną stengiamės įkurti regionų ministeriją, kuri tikrai rūpinsis kiekvienu principė žmogumi ir bus tiesiogiai prieinama
sakykime, žmonėms paprasčiau prieiti ir kažkokius spręsti klausimus. Ne kur dabar esama ministerija, mūsų regiono reikalai yra vidaus reikalų ministerijai kaip podukra. Tai vat, tokia pagrindinis mūsų siekis. Ačiū. Andrėjus Stančikas. Prašau. Gerbiami rinkėjai, pirmiausia, jūs ateikite į rinkimus, nes tai jo daugiau ateis rinkėjų, jo teisingesni bus rinkimai. O pasirinkti, matot, ir šiandien debatuose gana nemažas mūsų skaičius yra, iš tikrųjų kandidatų gana daug. Jūs įvertinat, kurie yra, gali būti Seimo nariai, kuriais jūs pasitikite. Na, o šiandien aš noriu tik palinkėti visiems sėkmės, tiek kandidatams, tiek rinkėjams, kad po rinkimų nereikėtų sakyti, ne tos išrinkom. Ačiū. Irena Stražinskaitė Glinskienė, prašau. Noriu paprašyti atidauti balsą už Žemaitį partijos kandidatus, nes Žemaitė yra tai, kad į savo programą įsirašė valstybės auditą, įsirašė Seimo narį atšaukimo įstatymą, Seimo narį asmenins atsakomybės įstatymą, Žemaitių tautybės sugrąžinimą ir daug dar kitų gerų dalykų Žemaitėje. Ačiū Jums, Jurgis Razma, prašau. Aš dar kartą noriu pareikšti savo tokį tvirtą pasiryžimą panaudoti turimą patirtį, gilų valstybės suvokimą, dirbant visos valstybės ir Plungės ir tavo krašto žmonių labui. Nesiūlysiu tokių antikonstitucinių dalykų, kaip čia kai kurie kolegos. Ir manau, kad būtų gerai, kad rinkėjai eidami rinkimus apsispręstų pagal proto balsą, o ne pagal emocijas. Kamerą siūlau žiūrėti, kai kalbat, nes jūs žiūrite į laikrodį. Dabar jau, kai pasakiau, žiūrėti į laikrodį, tai visi į tą laikrodį. Taip, Žydrūnas Purauskis, prašau, į šitą kamerą. Jo, gerbiami Plungės ir į tavo kraštą žmonės kvietų bendradarbiauti ir aš įsipareigoju bendradarbiaudam su nuostabi komanda, tai Jonu Varkaliu, Audriu Klišuoniu, Anton Černeckiu, tikrai sąžininga dirbti Plungės ir į tavo kraštą žmonėm, orientuojantis į kelių infrastruktūrą, sveikatos apsaugą ir švietimą. Ačiū ir kvietų ateiti balsauti spalio 13. Ačiū Jums, Ramūnas Lydis, prašau. Tai gerbim rinkėjai, visų pirma, ateikit prie balsadėžių, nes atėjams prie balsadėžės yra pagrindinis dalykas, ko jūs privalot padaryti. O kieks palinkėjams tiesiog, jeigu ateis atpildys biuletenis, nepieškit drakoniukų, geriau užpildykit tinkamą biuletenius, kad jūs neišvaistytumėt balsą. Ir palinkėjams balsauti neusim nekim, bet balsauti kritiniu protu. Taip, ir Tomas Domarkas, prašau. Tai noriu pasakyti, kad mūsų partija Nemuno aušra tikrai įkurs valstybinį banką, kad mes įkursim kelių fondą, tai užtikrins finansavimą labiausiai trūkstamą šiandien socialiniam sluoksniui. Kitas dalykas, per turimus resursus, kiek šiandien valstybė surenka, tikrai yra lėšų, kurios galima teisingai paskirstyti. Jeigu elgsime su lėšom, kaip verslas elgiasi, žino, kiek kur išleidžia, pateikia ataskaitas ir tada niekam nekyla klausimų, kaip yra valdoma valstybė. Ačiū Jums ir tai buvo Plungės Rietavo vienmandatės rinkimo apygardos numeris 35 kandidatų į Seimo narius debatai. Linkiu sėkmės rinkimuose, rinkėjams linkiu atsakingo ir išmintingo pasirinkimo ir atsisveikinu iki kito karto. Viso geriausio.